Labutis, kas nutiks netikėtai? Bokštas. Nagi, kas sugrius? Kas per pokyčiai? Aha. Taigi, kol kas viskas, kas sugrius, kažkoks staigus pokytis, kol kas atneša į gerą. Tai turim vyrą, mylimą vyrą, ne? Ką jis nori mums pasakyti? Santykiuose bus krizė. Tikėkime, kad nelaikinai, nes kol kas tiesiog yra neapsisprendimas. Planai yra, ne, kažkokia vizija ateities yra, bet yra neapsisprendimas. Gerai, dėl ko neapsisprendžia? Aha, nesusitvarko su savo baime ir nerimu. Dėl ko? Nežinau, ar tu esi mano likimas, ar tu esi skirtoji mano, ne? Žodžiu, vyrukas abejingas, todėl kad nepasitikė galimai. Galimai jaučiasi vienišas, ne? Kažkaip jam ko gero psichologiškos reikia pagalbos. Štai ir tu. Čia dvi damos, o dėl to jis ir neapsisprendęs, nes pas jį yra dar viena dama. Jis slepia dar vieną damą. Reiškia, santykiuose ne viskas taip paprasta, todėl jis ir yra neapsisprendęs, nes jis už nugaros turi dar vieną. Dėl to jis ir nežino, ką jam daryti. Taigi, sužinok, ką tavo vyras slepia nuo tavęs, ką tavo mylimas slepia nuo tavęs, dėl to ir krizė. Na kągi, sėkmės.